Jūs man, Mauzeri, pasakykit, katras yra ant Lietuvos visų televizijų kečiausias prodiuseris. Vat pasakykit man, pažiūrėsim. Prodiuseris. Aha. Nu, žinokit, skaitau, kad Skaisgirys, nes, milijoną ant serialo iš ministerijos gauti. Skaisgirys? No. Pažiūrėkit iš tą pelę. Skaisgirys. Žiūrim pelę, gerai užteks. Salamakinas Algimantas yra kečiausias prodiuseris ant Lietuvos, nes jis uždarė Valinskui kelią į eterį, langą. Ir ne tik Valinskui, bet ir Valinskieniai. Vakar etikos komisija nustatė, kad jau jeigu esi išrinktas į Seimą, tai nesirodyk televizoriuje, o sėdėk Seime ir klastok įstatymus kaip Jonas Šimėnas. O gal galima kaip nors prodiuserio Salamakino širdį suminkštinti? Nu kaip čia dabar televizinis eteris be Valinsko, be Valinsko, atip. Be Valinskų jūs turėtų minėti? Nu. Aš pats savo ausytėm esu girdėjęs televiziniuose kalydariuose, kad prodiuserio širdį gali suminkštinti, širdelę gali suminkštinti su juo pirmegojęs. Aš pats to nesu daręs, bet tokius faktus esu girdėjęs iš patikimų šaltinių. No. Tai jūs implikuojat, kad abu Valinskai turės vienu metu su prodiuseriu Salamakinu... Aš nieko neimplikuoju. Valinskams šitas metodas netinka. Valinskas per miegus labai knarkia. Valinskienė yra pripratusi, bet jau prodiuseris Salamakinas tai neišsimegos. Tai ką, viskas reiškia nuspręsta. 2012 metais atjungiama analoginė televizija kartu su visais Valinskais. Taip. Dabar Valinskai galės vaidinti tik tai su YouTube'ai, nes prodiuseris Salamakinas tenais dar nesusigaudosi. Aš skaitau, kad Salamakinas daro istorinę klaidą, uždarydamas Valinskui duris į televiziją. Nes Valinskas pradės dirbti Seime iš neturėjimo ką veikti. O, gink Dieve, geriau jau tegul žmonės juokina per YouTube'ą.